Pažįstate šią situaciją. Klientas atsiunčia lentelę su 50 100 nestandartinių krovinių ir skubiai reikia pakavimo plano bei dėžių parinkimo. Susipažinkite su BotCalls servisu, kuris šią užduotį atlieka per 1 minutę. Pirmiausia, reikia nustatyti maksimalius dėžių išmatavimus. Tai galima padaryti naudojant greitus išankstinius nustatymus, presets arba įvesti rankiniu būdu. Taip pat galite nurodyti maksimalų vienos dėžės svorį ir papildomą kiekvieno krovinio pakuotę. Tada pridėkite krovinius. Juos galite pridėti rankiniu būdu, nurodydami krovinio pavadinimą, ilgį, plotį, aukštį, svorį ir kiekį. Kiekvienam kroviniui taip pat galite nustatyti leistinus parametrus. Galimybę krauti vieną ant kito, stacking, trapumą ir galimybę apversti krovinį dėžėje. Taip pat galite supaprastinti užduotį ir įkelti Excel failą su paruošta lentele. Paspauskite mygtuką, o servisas atliks krovinių išdėstymo dėžėje skaičiavimą, apskaičiuodamas reikiamą dėžių kiekį ir jų vidinius išmatavimus. Kiekvienoje kortelėje pateikiama visa informacija apie konkrečią dėžę. Optimalus vidinis dėžės dydis ir detalus krovinių išdėstymo planas kiekviename sluoksnyje. Užvedus pelės žymeklį ant bet kurio krovinio, gausite išsamią informaciją apie jį. Taip pat galite perjungti rodymo režimus. Vaizdas iš viršaus sluoksninis režimas, vaizdas iš šono ir lentelė, kurioje sluoksnis po sluoksnio rodomi visi kroviniai ir jų išdėstymas. Eksportuokite visą informaciją patogiu formatu HTML, PDF, Excel. Taip pat prieinama paskutinių 5 skaičiavimų istorija. Jei yra galimybė pasirinkti kitus maksimalius dėžių išmatavimus, galite optimizuoti dėžių kiekį. Taip pat yra atskira funkcija optimalios dėžės parinkimui, su sąlyga, kad turite daug vienodų krovinių. Pirmiausia, pridėkite krovinį. Paspauskite oranžinį mygtuką optimalios dėžės parinkimas. Tada naudokite gautus išmatavimus skaičiuojant dėžę.